Sveiki, šiandien su jumis būsiu aš, Tomas, ir šiandien turėsim ne apžvalgą, na gal kažkiek, daugiau šiandien norėčiau pakalbėti su jumis apie tokį dalyką, kurį tikriausiai jau kažkur girdėjot, matėt, sklando tokie terminai kaip FEIBAN, TPD. Tai va šiandien mes pakalbėsim apie TPD, kas tai ir ką dabar jums reikia žinot, būnant garintojų Lietuvoje. Tai pradėkim tada trumpai apie tai, kas įvyko. Tai Europos Sąjungoje įsigaliojo nauji įstatymai, tabako produktų direktyva, TPD. Tai šitą tikrai daug kas girdėjot. Trumpai paaiškinsiu, kas tai per dalykas. Į smulkmenas labai tikrai nesivelkim, nenoriu ilgai užtrukti šiandien, noriu trumpai jums paaiškinti dabar tik svarbiausius dalykus, ką reikia žinot. Tai pagrindiniai du faktoriai, kurie labiausiai, galbūt trys faktoriai, kurie labiausiai palies garintojus, įsigaliojus naujiems standartam, tai yra kaitiklių talpa, skysčio stiprumas ir skysčio talpa su nikotinu. Pradėkim tada nuo kaitiklių. Pagal naujus standartus neliks galiausiai kaitiklių, kurie yra didesni kaip 2 ml talpos. Teoriškai gamintojai šitą labai greit apėjo, nors tai yra, sakykime, reguliuojama, kad tai būtų maksimaliai 2 ml, kaip pavyzdžiui M25. Kaitiklis yra 25 mm beveik diametro, 2 ml talpos ir tada mes turim prailginimą, didesnį stiklą, pokšt, ir turim 5 ml. Ir kaitiklis yra pilnai atitinkantis naujausius standartus, jis yra pagal visus reglamentus, o mes jį paimam, prailginam, padarom tokio, kaip mums reikia ir mums tada vėlgi šitas visas dalykas nebaisus ir galim toliau mėgautis dideliu kaitiklio baku su daug garo ir normalia talpa, viskas čia normaliai. Skanumėlis. Kitas dalykas, kas dar prie viso šito prisidėjo, tai yra skysčio stiprumas. Maksimaliai, kas dabar gali būti stipriausia, tai yra 20 mg mililitre nikotino. Stipriau būti nebegali. Visa tai daroma yra saugumo sumetimais be abejo dėl vaikų, kad, sakykime, ten neprarytų, neišgertų, nenusinuodytų. Tai iš dalies tai nėra blogai, tik, sakykime, visi dabar aišku pyksta, nes buvom įpratę pilt skysčius iš bačkučių ir kiek ten norim to stiprumo, ką norim tą daryti, dabar visą tai apima nauji standartai. Tai dabar, kas liečia stiprumą, nedaugiau 20 mg ir skysčiams su nikotinu, taipogi dar yra taikomas dar vienas apribojimas, tai talpa. Skysčiai, bazės, bet kas yra su nikotinu, negali būti didesnėse kaip 10 ml talpos. Tai štai pavyzdžiui, naujos TPD standartus atitinkančios bazės atrodo štai taip. Tai yra dėžutė, kurioje mes turim 5 buteliukus po 10 ml su nikotinu. Štai. 5 tokie gražūs buteliukai, kuriuose mes turim po 10 ml bazės. Šiuo atveju 3 mg stiprumo, bet yra kokio tik norit, stiprumai išlieka tokie patys, niekas nesikeičia. Kas liečia stiprumus, sakykim, šiaip, kaip vėlgi, maksimaliai 20 mg ir nedaugiau 10 ml. Dabar visą šitą dalyką palietė, aišku, vėlgi ne tik bazės, bet ir skysčius. Štai turim naują TPD standartus atitinkantį skystį, 60 ml buteliukas ir kaip matot, jame, jis nepilnas. Jeigu tokį pamatysit, nebijokit, neįsigaskit, viskas su juo gerai, čia nieks nenupilta, nieks nenugarinta. Tokie dabar skysčiai yra. Gamintojai suprato, kad vartotojams tai tikrai nėra patogu po 10 ml skysčio nešiotis dėžutę, kad mes visi pripratę prieš tai tokių buteliukų, kur tu gali tikrai skysčio pasimti ir į kelionę ir nepritrūkti. Tai ką jie padarė? Jie padarė, kadangi 0 mg apribojimų jokių negavo, jie padarė taip, kad štai tokiam buteliukė 60 ml mes turim 50 ml skysčio, kuris yra stipresnės aromato koncentracijos. Jis yra su flavor boostu ir jame yra daugiau aromatų. Ir jisai yra skirtas tik praskiedimui. Tai nesvarbu, kokį stiprumą garinat, net jeigu garinat 0, šitokių skysčių vienų garinti nerekomenduojama. Jeigu garinat be nikotino, 0 mg stiprumo bazės, tada prisipilkit 10 ml iki galo, kad būtų. Nes per daug aromato, negerai bus. Štai matom, pavyzdžiui, mums visiems gerai žinomi bomsosai, AK-47. Buteliukas, standartinis dėžutė, standartinė, matot, visur šviečia 0 mg
O jeigu pažiūrėjus iš arčiau, matom, kad įprastame buteliuke skysčio turi mažiau. Bet jame yra daugiau aromato ir jisai skirtas yra skiest. Ne tik su nulinė baze, bet kas garinat su nikotinu, skiest jį reikia tada su nikšotu. Kas tai per dalykas? Tai yra 10 ml bazės, arba 10 arba taipogi dėžutėm, kuri yra aukštos nikotino koncentracijos, 19,5 mg ir jinai šitą nulinį skystį paverčia su skysčiu su nikotinu. Tai mes pasimsim, ką jam reikia padaryti, parodysiu. Turim buteliuką nikšoto, turim skystį, ar ne? Nuliukas nikšotas. Mes atsidarom. Turim štai tokią plėvelę, kad nieks nepaliesta, nepadaryta. Ta plėvelė mums tada reikia nulupt kažkaip. Galim padaryti gal taip. Smailus snapelis, duriam, pradūriam ir visą nikšotą supilam į šitą. Matot, skysčio daugėja. Išgrėžiam, kiek galim. Štai. Kas garina 3 mg nikotiną arba mažiau, tam, sakykime, nikšoto reikėtų biškį mažiau ir šiek tiek dasipilt galbūt nulinės bazės. Kas garina trejetuką, viskas čia yra gerai. Jums užtenka vieno šito nikšoto ir jūs tada turit 3 mg skysčio. Šitą tada jau mes galiausiai praplėšę galim nulupt. Nulupam. Tada gaunam snapelį. Čia tada mes tą snapelį įstatom. Tvirtai, iki galo. Ir tada turim kamštelį. Ir dabar reikia viską gerai išplakti. Ar su nuliu, ar su nikotinu, nesvarbu, svarbu yra dabar šitą visą gerai išplakti. Ir aš rekomenduočiau dar bent dieną, 2, 3 palaikyti, kad ištirptų tolygiai nikotinas, tolygiai su aromatu viskas susimaišytų ir nebūtų taip, kad vienas bakas stipresnis, kitas silpnesnis, kad viskas būtų tolygiai. Čia mes turim skysčio, kurį aš įsimaišęs esu jau šiek tiek seniau, išplaktas, išmaišytas, štai. Nepasakysit, kad kažkas kitaip. Aišku, čia visur šviečia 0 mg, 50 ml, bet iš tikrųjų čia yra štai jau šitaip apdorotas 60 ml, 3 mg stiprumo. Ką mes galim padaryti, mes galim atimti ir paragauti. Įprastas procesas. Sakykime, po šito viso pildymo mums daugiau galvos sukti apie kažką nereikia. Jau skonis prasimušinėja. Nepasakyčiau, kad kažkas kitaip. Įprastas 3 mg skystis. Šitas skystį aš esu ragavęs ir netokios būsenos, sakykime, nemaišyta, bet jau gamykliškai stikliniam buteliukai. Skonis tikrai nepasakyčiau, kad kažkas kitaip. Trys miligramai. Normalus, paprastas, premium klasės skystis. Šiaip šitas labai neblogas, tikrai rekomenduoju pabandyti, kas tokius mėgsta su rūgštele. Viskas. Mes apėjom naujas direktyvas, naujus įstatymus ir gamintojų protingų sprendimų dėka galim garint kaip ir anksčiau. Tad nerimaut tikrai, manau, neverta. Tiksliau, kaip viską čia maišyt, makaluot, skaičiukus pateiksiu aš dar apačioj. Įdėsim ir nuorodą prie nikšotų. Bet šiaip iš tikrųjų, tai trumpiau tariant, kas garina 3 mg, jums reikės vieno nikšoto į 50 ml, 60 ml talpos buteliukę, tai tiek į šitą, tiek į šitą skystį, tiek dabar ir daugiau bus naujų tokių skysčių, kurie bus maišomi tokiu pačiu būdu. Aišku, sakykim, tai nėra patogu,
tikrai, reikia dabar ten atlūpt, įdėti, statyti, pilt, aišku, būtų kol kas paprasčiau, kaip ir seniau, atsidaryti, įsipilt ir garint. Dėja taip nebus, ačiū Europos Sąjungai tam kartui. Tada manau, kad mes daugiau apie tai nebepostringuojam. Jeigu dar kažkokių naujienų, žinių, klausimų, jeigu kažkokių turit, viską palikite apačioj. Bandysim pagelbėti, padėti. Tam, kad tiek, siekit mūsų, prenumeruokit. Gero.